tada dar kažką pamiršau paklausti tavęs. Kas Tai dar? kitas dalykas yra dar svarbu kraujotaka. Teisingai, atsiprašau. Na, tai pamiršai. Tai labai svarbu yra kraujotaka ir labai svarbu yra limfo. Tiek nuo lėliuko, tiek didesniam, tiek ir mum. Tai iš tikrųjų imunitetas, vienas iš imuniteto punktų yra kraujotaka ir limfotaka. Tai jeigu pradedant nuo to, kad kai gimė vaikas jį nuvesti pas osteopatą. Kas tas yra? Osteopatas, tai yra specialistas, kuris gali, iš tikrųjų Lietuvoje, kaip čia gražiai pasakyti, ta prasme, kad osteopatas osteopatui nelygu. Ir iš tikrųjų, jeigu vienas specialistas negalėjo kažko patvarkyti ar padaryti, eikit pas kitą, eikit pas trečią, ir pas penktą, ir pas 10. Ir ieškokit tol, nes jeigu sako, kad tai neįmanoma arba kažko, tai reiškia, kad jisai to nemoka padaryti. Tai tiesiog reikia paieškoti gerų specialistų, nes tai yra Lietuvoje, tai yra jauna sritis ir nėra daug tų tokių specialistų. Minėti, kad tai yra medicininį išsilavinimą turint žmonės baigė medicinos universitetą ir pasirinkę osteopatijos kryptį. Dažniausiai visi yra medikai. Ir iš labai skirtingų medicininių sričių. Tai va, ir iš tikrųjų ieškoti gero specialisto, tai realiai 2 savaičių kūdikį yra jau gerai ir rekomenduojama, tai tikrai jūs turėtumėt gauti kontaktus gero specialisto, nes bet kam 2 savaičių lėliuko savo nepatikėsit. Aš nepatikėčiau. Tai tikrai reikia gero specialisto ir realiai tik po gimdymo vaikui, jeigu jį sutvarko ir subalansuoja geras osteopatas, jūs net nesužinosit, kokių galėjo turėti gyvenime jisai dalykų, ten problemų ir visa kita. Tai pradedant akim, gerklėm, plaučiais, bet kuo, bet kurioje vietoje nervų sistema, dantys. Pavyzdį, kai gimė Lunytė, aš nuėjau pas osteopatą ir jinai sako, pasaitėlį, sako, reikia kirpti pasaitėlį. Aš nueinu pas pediatrą, man pediatras sako, nereikia. Aš vėl grįžtu pas osteopatą, sako, gerai, žiūrėk, mes esam 2. Yra tavo pediatrė ir esu aš, sako, tu pasimk vaiką, važiuok į Kauną, pasimk 3 nuomonę. Pas odontologę, kuri dirba su lazeriais ir tvarko pasaitėlius, jinai pasakys, reikia ar nereikia. Ir aš tą mažytį vaiką nuvežu pas odontologiją ir jinai man sako, yra 3 rūšių pasaitėlis. Yra tas pirminis, kurį mato pediatrai, yra antras, kuris gali, sluoksnį, yra antras, kuris turi įtakos logopediniams dalykams ir 3 pats giliausias yra osteopatinis, kuris būtų dėl pasaitėlio paskui gali formuotis užspaudimai čia, kupros ir visa kita. Ir ką jūs galvojate, jinai mato tą pasaitėlį, ko nemato mano pediatrė ir mes pakeliame lūnai pasaitėlį. Jeigu nepažinės pas osteopatą, kaip ir atrodytų viskas, kaip ir puikiai. Tai čia yra tokie pavyzdžiai, kad nebūtinai vienas žmogus gali pamatyti, tai reikia pas kelis pasilankyti. Kodėl mums dar... Iš tikrųjų, kalbant apie tokius dalykus, ten mitybą, papildai, viskas yra labai, labai minimalu ir labai toks lengva tema, išskyrus temą apie osteopatiją, nes tai iš tikrųjų yra labai rimtas dalykas ir to nesutvarkius osteopatiškai, tiesiog žmonės turi daug rimtų sveikatos problemų. Tai iš tikrųjų, kol nesusiduri ir nepamatai, kaip osteopatija dirba ir ant kiek dalykų sprendžia, tai negali patikėti. Net ir paskui, kai pamatai, sunku patikėti, žinokit. Tai tiesiog yra privaloma visus lėliukus, ar didesnius, ar bet ko su bet kokia problema. Tai pasidalinti, kas esmė yra, kai aš tai sužinau, man iš tikrųjų buvo šokas, reikėjo laiko, kol aš virškinau tą informaciją, kad
vieni sako 95%, kiti osteopatai, kur aš seku užsienyje Instagrame, sako dar daugiau, virš 95% žmonių turi gimdymo traumas. Tai ar mes gimstam cezario būdu, ar natūraliai, tiesiog natūralu, kad kažkur kažkoks kauliukas pajuda iš savo vietos, ar stuburas, ar galva, ir tiesiog tie kaulai nesistato patys natūraliai. Reikia, kad specialistas juos, ir jie nieko nedaro, jie tiesiog labai švelniai palaikydami rankas ant galvos gali tai sureguliuoti, nes tarkim kraniosakralinė osteopatija, jinai yra labai, tai nieks nieko nelaužo ir ten labai švelniai viskas vyksta. Tai tiesiog subalansuoti vaiką, kad visur viskas tekėtų, visi kauliukai ir visi slanksteliai būtų savo vietoj. Nes normalu, kad jie kažkur kažkas. Tai jeigu, tarkim, aš turėjau savo gimdymo traumą, man vienas slankstelis buvo ne vietoj ir man nuolat nuo gimimo buvo pūlingos anginos. Ir jau aš su pūlinga angina nuvažiavau pas osteopatą su temperatūra, nes aš varau vaistus, man vis tiek, jeigu nepraeina ten kraujas, kaip galima, tai aš nuolat man jeigu būdavo pūlinga angina, tai aš iškart važiuoju privačiai pas gydytoją ir aš tikėjus pro duris, jinai man arba kateterį, arba į užpakalį vaistus, nes tiesiog aš jau nebegalėdavau net nusėdėti laukiamajam. Vakarė skauda gerklę, žinau, kad aš rytoj jau gulėsiu su lašalinė. Ir nuėjau su temperatūra pas osteopatą, jisai patvarkė, aš kitą dieną buvau tiesiog sveika be nieko. Labai svarbu, kad visur tekėtų kraujas ir limfa. Ten, kur jie neprateka, ten prasideda uždegimai, ten užsilaiko visokie parazitai, bakterijos, virusai ir ten tiesiog viskas kaupas. Pats kūnas natūraliai, jeigu viskas teka normaliai, jisai pats valosi. Taip ir yra tam sukurta tokia sistema, kad jinai pati valytųsi. Bet jeigu kažkas nepraeina, tai ten ir užsistovi ir ten viskas pradeda bujoti. Tai mano būdavo gerklė, ne? Tai pas kažką gali būti žvairakis, gali būti migrena. Galiu pasakyti tokį įdomų, iš tikrųjų, jūs paieškokit Instagram'e osteopatų iš užsienio ir pasižiūrėkit, kokią jūs kalbą suprantat ir panašiai. Tai tikrai galėsit išsiversti, kiek jie deda prieš ir po, tai yra kosmosas rezultatai, ar vaikų, ar suaugusių. Ir jie daug dalinasi, Lietuvoje nėra tokių besidalinančių prieš ir po tokiais rezultatais. Tai apie ką aš kalbėjau, kad akis, tarkim, visokie, ką čia vaikam pjauna, ten tonzilės, visi tie dalykai. Tada ką aš buvau rekomendavus, vienas berniukas dūsdavo nuo alergijų. Tai jam reikėjo ir pravalyti, atstatyti ir kartu su osteopatu. Tai po 3 savaičių nudusimai praėjo, nors kiekvieną savaitę su greituške ir su adrenalinai, su viskuo. Vienas vaikas negirdėjo, irgi sutvarkė. Kitas vaikas raida buvo sustojusi, kitas nevaikščio, ta prasme, kad ko tik norit. Ir tai yra normali praktika, kad aukšto lygio osteopatai, jie gali tokius dalykus daryti. Tai tiek suaugusiam, tiek vaikam. Aišku, vaikam daug lengviau viskas. Ir tai dėl belenko, dėl raumenų tonuso, kokių nors kreivų kaklų, visko. Ir ką sakau, nustebau, vienas toks buvo, atsimenu, laivą klausiau osteopatų, kuris pasakoja apie, 10 minučių matyturim, apie kaip būna vaikam diegliai pilvo ir dažniausiai jie būna tada, kai jie pageria pieno ir tada būna dieglė, ne? Jeigu ten kažką gavo su pienu ir kas ten net sunkiai virškinasi. Ir sako, žinot, būna vaikai, pas mane vienas vaikas taip nebuvo, bet žinau, kad būna vaikai, kurie verkia vakare visada tam tikrą valandą. Būna tokie, ne? Taip, tai vienu žodžiu. Jisai sako, vaikai, jeigu jūsų lėliukas visada verkia vakare tą pačią valandą ir tėvai vadina čia pilvo diegliais, tai čia ne diegliai, jam skauda galvą. Taip. Įjungi feną ir kažkaip įjungi feną ir nustoja vaikas verkti. Tai vis tiek yra
yra dalykų, kas ramina ir neaišku, kokiam lygiai kieno skauda, bet pats faktas, kad mes galvojam, kad tai pilvas, nes tai yra toks amžius ir panašiai, bet tai yra galva ir iš tikrųjų paskui tos migrenos būna ir amžiuje ir paskui sako, aš neatsimenu, nuo kada prasidėjo, aš tiesiog visą gyvenimą. Tai dar prie osteopatų būtinai paminiu, kad visi batutai, važinėjimai rogutėmis nuo kalnų ir visa kita, tai yra nerekomenduoju batutų, aš savo vaikams draudžiu ir sakiau, atsiprašau vaikai, bet draudžiu, bet vis tiek kur nors nepaklauso ir mažiai būna. Nuo kalnų čiuožinėja tikrai čiuožinėja ir tada vedu tiesiog reguliariai pas osteopatą, kad sutvarkytų, nes užpakaliai būna užsilenkęs stuburas į visas pusės, kur tik nori, iš tikrųjų. Tai tiesiog reikia reguliariai, laiks nuo laiko, nueiti pas specialistą, kuris atreguliuoja. Taip, gerai, dabar jau tikrai turim baigti, tai man tiesiog pabaigai